Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos ir aš, mama Angelas. Na, o šį kartą paskaitysiu pasaką, kurios nėra jokiose knygose. Ja man atsiuntė bičiulė, žurnalistė, rašytoja Jurga Valeri ir tai viena tų pasakų, kurią jis specialiai sukūrė savo dukrai. O pasakos pavadinimas Sniego senio akiniai. Ta žiema gruodžio viduryje iškrito pirmasis sniegas. Oras buvo vaiskus ir minkštas. Medžiai apsigaubė snaigėmis ir miestelio grindinį nuvilnijo šviesiai balta medvilninė paklodė. Regis gamta, gatvės, visi namų stogai ir jų langai palangės pasipuošė artėjančioms šventėms. Pirmojo sniego baltumas buvo toks tyras, kad norėjosi jį liesti, glostyti, netgi ragauti. Viena seniausių miestelio gyventojų, Šarkas Malsuolė, brūkštelėsi sparnu sniego apklotą šūktelėjo. Kaip ir kasmet, blizga, tviska, bet nieko vertas. Juk tai dangaus dovana visam miestui, miškui ir pievoms aplinkui. Pirmąjį sniegą užstojo girios pelėda, paslapčia užsukusi pasigerėti apsnigtais parko suoliukais. Kiekviena dovana turi būti kažko verta, neatlyžo Šarka. Kam ji reikalinga, jei jos neįmanoma į nieką išmainyti? Ar įmanoma į kažką išmainyti džiaugsmą ir nuostabą, kraipė galvą pelėda. Įsiklausyk į šią nepaprastą pirmojo sniego žinutę. Pamėgink pajusti, kiek joje balto tikrumo ir vilties, kiek grožio ir stebuklo. Nejaugi tai nejaudina tavo sielos, nerimo pilkaplunksnė. Mane jaudina tai, kas blizga ir ką galima išmainyti į tai, kas blizga dar labiau, atsikirto Šarka ir atsispyrusi nuo šakos nuskrido tolyn. Atleiskite, išgirdau netyčia jūsų pokalbį. Iš medžio drevės, iškišusi galvytę, tarė voverė. Gal žinote, ar šiemet labai šalta žiema nusimato? Matote, jei bus labai šalta, aš viena neišgyvensiu, nes mes, voverės, šiaip žiemomis gyvename po vieną. Bet jei būna ypatingai šalta, ieškome draugijos ir susispaudusios šildome vieną kitą. Atleiskite, mieloji, mandagiai ištarė pelėda. Esu dar visiškai jauna ir žalia tokiuose spėjimuose, bet mano pažįstamas apuokas, girioje pragyvenęs ne vieną dešimtmetį, sugeba tiksliai nuspėti ne tik orus, bet ir ateitį. Rytoj su juo pasimatysiu, sužinosiu ir atskridusi papasakosiu. Tai tarusi, pelėda ūktelėjo ir pradingo tolumoje. Voverė liuoktelėjo atgal į drevę, kažkur tolumoje suburzgė automobilis, o vieniši parko suoliukai palengva pasislėpė po minkštučių ir žėruojančių balto sniego audeklu. Artėjo naktis, miestas rimo ir palengva ėmė žiebtis parko gatvelių žibintai, kurių blausioje šviesoje nepaliaujamai sukosi snaigių poros. Jos vis sukosi, tarsi šokdamos visą naktį be atvangos. Rytą parke buvo taip gražu, kad rodėsi atsivėrė stebuklų vartai ir pro juos įžengė nuostabiausia pasaka. Po medžiu, kurio drevėje gyveno voverė, snieguotoje saujoje, laikydamas šluotą, ant galvos užsimaukšlinęs prakiurusi kibirą, stovėjo sniego senis. Ne šiaip stovėjo, o žvelgdamas pro ant nosies morkos kuprelės nutūpusius akinius, kažką tolumoje skaitė. Jo mažytėse angliukų akise spurdėjo emocijos ir pleveno šypsena. Nuo pat ankstaus ryto drevėje nerimo voverė. Laukdama pelėdos, ji vis iškišdavo savo nosytę, kaskart užmesdama akį į netikėtai atsiradusį sniego senį. Gal jis nebūtų jai tiek rūpėjęs, jei ne ta morka ir vietoj sagučių jo krūtinėje viliojančiai sutupdyti lazdyno riešutai. 1, 2, 3, 4, 5, mintyse suskaičiavo voverė.
Net 5 didžiuliai riešutai, kurie kvepėjo, masino, traukė taip stipriai, kad rudauodegė vos tvardėsi. Virš medžio ūktelėjo pelėda ir apsukusi porą ratų aplinkui saugiai nusileido ant šakos. Pelėda atnešė žinutę nuo apuoko, bet dabar smalsiai apžiūrinėdamas sniego senį, tylomis sukiojo galvą beveik 300 laipsnių. Tai vieną, tai į kitą pusę. Atrodė, kad ji mato net tai, kas vyksta jai už nugaros, tuo pačiu matydama ir veiksmą priekyje. Voverė nedrįso trukdyti, todėl kantriai laukė, kol pelėda baigs apžiūrą ir papasakos, kągi sužinojo apie žiemą. Ši žiema bus šalta, žvarbi ir ilga, pagaliau prabilo pelėda. Visiems reikėtų susirasti šiltesnį guolį ir pasirūpinti maisto atsargomis. Keletą riešutėlių jau esu užmačiusi, šūktelėjo voverė ir nusileido arčiau laimikio. Sniego senis krūptelėjo, kakta kilstelėjo kibirą ir mandagiai pasisveikino. Labas rytas, žaviosios kaimynėlės. Labas rytas, sniego žmogau. Tiesiog akise drąsėjo voverė. Gal galėtum man padovanoti tuos 5 riešutus, kurie taip gardžiai kvepia? Netikėtai į jų pokalbį įsitraukė pro šalį skridusi šarka ir suviliota paslaptingo blizgesio ant senio nosies nutupė visai šalia jo. O man reikėtų šito blizgančio daikto, be ceremonijų pareiškė. Mielosios kaimynės, galantiškai jums linktelėjo sniego senis. Tikrai prižadu jums padovanoti viską, ko pageidaujate, bet šiuo metu šie daiktai reikalingi man pačiam. Šios sagos, kuriomis užsegtas sniego rūbas, saugo mano širdį. O stebuklingi akiniai atveria pasaulį, kurio dauguma net nemato. O ką tokio tu matai šiuo metu, ko mes nematome? Pasidomėjo pelėda. Šią akimirką matau smėlio dykumas, kuriuose vingiuoja kupranugarių vilkstinės. Juntu tyrą kalnų orą, girdžiu vandenyno ošimą ir tarp bangų nardančius delfinus, kurie šnekasi tarpusavyje. Matau visą visutėlę žemę, sausumas ir jūras, visas 24 laiko juostas, išeinančias iš pradinio laiko atskaitos taško, visas gyvybės rūšis ir porūšius. Girdžiu visas pasaulio kalbas, dialektus, bangas ir vibracijas. Suprantu visą, kas gyva, matoma ir nuo pašalinių akių paslėpta. Va kokie stebuklingi šie akiniai, susijaudinęs pasakojo sniego senis. Pasakojimas buvo toks įtaigiai stiprus, kad nuščiuvę jo klausėsi visi 100-mečiai parko medžiai. Jauni, vos ūgtelėję krūmokšniai, po jų šaknimis vingriuojantis požeminiai vandenys. O po rudenį nukritusiais ir dabar baltų sniegų užklotais lapais snaudžiantys žiogai, skruzdės, kirminėliai bei įvairiaspalviai vabaliukai ėmė sapnuoti pavasarį. Voverytė pamiršo visas bauginančias prognozes, užsisvajojusi šarka nebeatmenė, kur ir ko skrido, o girių pelėda giliai susimąstė. Jai patiko sniego senio žodžiai, jo atviras nuoširdumas ir jautri širdis, kurią saugojo 5 nepaprasti riešutai. O taip, žinoma, ir akiniai, kurių dėka galima šitiek išvysti, pajusti ir išgyventi. Girių pelėda niekada nebuvo girdėjusi tiek daug paslaptingų dalykų, kurie taip stipriai ją sujaudino. Galbūt senasis apuokas kažką ir žinojo, bet niekuomet apie tai nebuvo prasitaręs. Esi nepaprastas sniego senis, po akimirkos ištarė pelėda. Mes turime tave saugoti, kad tau nieko nenutiktų ir mums galėtum papasakoti dar daugiau. Dabar sninga ir lengvai šąla, tad nieko pavojingo neturėtų nutikti. Bet jei pradėtų šilti, imtum tirpti. Turėtume sugalvoti, kaip tau padėti išlikti šioje žemėje ir šiame gruodyje. Nesirūpinkit, nusišypsojo sniego senis. Visą tai, ką matau per šiuos akinius, spėsiu jums papasakoti, iki atsilinks atodrėkis. Girių pelėda plačiai atmerkė akis ir ištempusi mažytės ausytes prisislinko arčiau.
Voverė, lėtenėlėmis išpurenusi uodegytę ir ją apsigaubusi, liuoktelėjo seniui ant peties. Šarka gracingai tūptelėjo ant kibiro ir snapu pabarbenusi į dugną pasiruošė išgirsti pačią netikėčiausią istoriją. Net debesys nusileido prie pat žemės ir tyliai sėdami balčiausią sniegą apgaubė paslaptingą pasakotoją. Sniego senis ėmė pasakoti apie 7 pasaulio stebuklus, kuriuos žmonija seniai atradusi. Apie 7 naujus atrastus ir apie 1000 vis dar neatrastų paslapčių, kurių ramybę saugo laikas. Jo lūpose bangavo vandenynai, kurių dugne tyvuliavo ištisos gyvenvietės ir niekada niekam nematyti gyventojai. Iš jo akių sklido nežemiška požemių šviesa, kuri nušvietė milžiniškus labirintus, po žeme paslėptus piliakalnius ir vartus, apie kurių egzistavimą šis pasaulis dar nebuvo girdėjęs. Jo širdis gaudė ir skleidė mintis, kurios vaizdiniais liejosi priešais, jam netariant nė žodžio. Sniego senio pasakojimas tarsi nuostabiausias filmas vaizdiniais, garsais, emocijomis, pojūčiais pripildė, sušildė ir apgaubė visą erdvę, įsiliedamas kiekvienai gyvai būtybei į sielą, apkabindamas medžio kamieną, kuriame virpėjo širdis ir persmelkdamas net mažiausią oro gurkšnį kupiną paslapties. Viskas aplinkui tapo pasakojimo dalimi, dalyvių, ašimi, visatos centru, aplink kurį skrieja planetos, keičiasi metų laikai, susikerta paralelės, sapnuojasi sapnai ir nutinka tai, kas įrašyta virsmo knygoje. Sutemo. Kažkur dangaus skliautu nusirito mėnuo ir pasislėpęs už spindinčių snaigių užuolaidos akylai stebėjo žemėje veikstančius potvinius ir atoslūgius. Sniego paklodė apgaubė parką, užklojusi suoliukus, takus, tiltelių atbarlais, medžių viršūnės ir erdvėje išsiliejusi pasakojimą. Sniego uždanga buvo tokia tiršta, kad nebesimatė nieko aplinkui. Atrodė, kad dangus ją istoriją praskleidė ir vėl užtraukė. Sniego senį apgaubė minkšta kritulių migla, kurioje jo pasakojimas ėmė panašėti į magišką pasaką, suspindusią iš po sniego. Pačio pasakotojo taip pat beveik nesimatė, tik iš po milžiniško balto apkloto sruveno nuostabiausia istorija, kurią vis dar girdėjo atsitiktinai susitikusios pelėda, voverė ir šarka. O gal visai neatsitiktinai? Po nakties miestas atrodė tarsi skaniausias pyragas padengtas baltų glajumi. Gatvelių arterijose pupsojo apsnigti automobiliai, namai slėpėsi po spindinčiomis kepurėmis, o parko suoliukai savo baltais siluetais varžėsi tarpusavyje. Ant medžio šakos tupėjo girių pelėda, uodegą kraipė šarkas smalsuolė ir apsnūdusi voverė dairėsi iš savo drevės. Miestas dar budo. Aplink buvo balta, ramu ir visai nešalta. O kur dingo sniego senis? Susirūpino pelėda. Jis visą naktį taip gražiai ir tikroviškai apie viską pasakojo, kad aš beveik mačiau tuos visus statinius, girdėjau ošiant jūrą, kupranugariams stoiškai keliaujant per dykumą. Tikrai, o kur jis dingo, sunerimo ir voverė, juk jis man riešutų buvo žadėjęs. O aš taip norėjau jo stebuklingų akinių, gailiai nutęsė šarka. Kiek tik akis užmatė, aplinkui buvo balta, nesimatė nei sniego senio, nei kibiro, nei spindinčių jo akinių. Viskas išnyko, susiliejo, ištirpo tame baltame erdvėje ir akimirkoje. O gal senio net nebuvo? Ūgtelėjusi pelėda atsisveikino, šarkas tryktelėjo ant šakos ir atsispyrusi nuskrido pažemę. Voverė dar sykį apsižvalgė ir nieko nepešasi, liuoktelėjo į drevę. Jos namai kvepėjo samanomis, pirmojo sniego vėsa ir surambėjusią medžio odą. Viduje niekas nekūreno židinio, bet buvo šilta. Voverė susirangė ir pamėgino užmigti. Tik kažkoks švelniai malonus aromatas jai neleido sudėti bluosto. Sekdama paskui jį savo nosyte,
Ji drevėje atrado 5 didžiulius riešutus, kurie kvepėjo meilę. Visgi jis buvo tikras, ne melagis. Aš juo tikiu, sumurmėjo po nosim ir saldžiai užmigo voverytė. Išbarstę visas snaiges atsitraukė debesys. Nurimo vėjas ir tik riedantis mėnuo vis dar stebėjo žemėje vykstančius potvinius bei atoslūgius. Su didžiuliais ir blizgančiais stebuklingais akiniais. Tiek pasakos šį kartą. Ačiū, kad išklausėte. Negaliu nepaminėti, kad šios pasakos knygoje nerasite, nebent paprašysite atsiųsti Jurgos Valerį, kurią tikrai nesunkiai rasite socialiniuose tinkluose. Beje, tikrai noriu dar kartą paminėti, kad šią pasaką jinai sukūrė savo 5-metei dukrytei. Ir Jurga yra tikrai ne tik nuostabi mama, rašytoja, bet ir žurnalistė. Ačiū tau, Jurga. O jums visiems sakau iki kitos pasakos. Gyvas pasakas.